Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir sveiki atvykę į naują epizodą Antanas bando. Šitose epizoduose mes bandysime įvairiausius dalykus, tai gali būti eksperimentai, tai gali būti kaip pasidaryti pačiam, lifehackai ir taip toliau. Tai šiandieną mes grįžtame su lifehackų video ir peržiūrėsime 5 Minutes Craft, įvairiausius lifehackus, mes juos išbandysime ir pasižiūrėsime, kurie veikia, kurie neveikia, ar vertingi jie, ar nevertingi ir ar jums apsimoka tai daryti. Nepamirškite palaikinti, pasubscribinti ir apačiai pakomentuoti, kokių dar video norėtumėt pamatyti ir kokius lifehackus aš turėčiau išbandyti. O dabar judame prie mūsų pirmojo lifehacko ir tai yra, taip, jeigu jūs susirišate plaukus, pasižiūrite į veidrodį, jūsų ausis yra atlipusios ir jos per daug va šitaip atrodo. Ką jums reikia padaryti, jums reikia pasimti, aišku, žinoma, dvi pusės juostos prisiklijuot ir jūsų ausis nebebus atlipusios. Mane visada stebina iš tikrųjų. Taigi mes turime dvipusę lipnę juostą ir dabar, įsivaizduokit, kad mano ausis, matot, biškai šiek tiek atlipusios. Ir ką mes galim padaryti? Pasimti lipnę juostą. Negaliu patikėti, kad aš tai darau. Gerai. Tada. Man reikia iš karto gal. Eina savo. Na gerai, taip to. Pala. Prisiklijavau, kaip man dabar matyti, kada kaip nuklijuot. Lip ar ne? Rimtai? Yra skirtumas tarp ausų? Rimtai yra? Pala, noriu dar kitą. Gerai, pala. Taip. Tai what the f***? Prilipo? Gerai atrodo ar ne? Sveiki, aš esu neatliepausis. Suveikė? Nematau, kaip aš atrodau. Pala. Nematau ausų savo. Veiktų savo. Rimtai be ausų, neatrodau. Niekas nepamatys, kad jūs esat su lipne juosta. Aš tai manau pasiteisino lifehackas netgi su procentais. Čia tai iš viso nėra ko čia žvengt, aš esu normalus ir dabar pagaliau niekas iš manęs nežvengs. Iš mano atlipusių ausų nerašykit komentarų. Pas mane jau yra normalios ausys. Jau matau, pasiėmat telefoną, pasiėmat kandoną, uždedat kandoną ant telefono, užrišat viską. Nu ir kas iš to? Jūs... Tada telefonas nebijo vandens ir jūs tada galite eit maudytis, kišti į vandenį ir jisai nesušlaps. Bet vat, panaudot kandoną dar kur galit. Tiksliau čia ir te galite, o nežinau, kur daugiau jūs galite jį naudot. Turime apsaugos, išvakuoju, ir uždėkim ant telefono. Eiktų savo, kaip aš nenoriu dabar. Eiktų savo, dabar visas telefonas bus šita glėti masė bus ant telefono. Gerai, surišam. Šitas turėtų baigti. Kaip operatorius sakė, jau geriau čia ištestuoti nei kai kur kitur. Jeigu jau plyšęs, tai jau telefoną šlampa. Nu gerai. Ką plyšęs? Va. Iškart trūko. What the fuck? Suplyšo kandonas. Tai nesaugu. Kiš telefoną į vandenį, palaukit, tai pasimti. Nu gerai, antrą bandom. Skaniai kvepi visai. Karamelė. Nu gerai, bandom dar kartą. Gal šitas neplyš man. Vėl plyšo. Čia nesaugu su jais. Tai what the fuck? Paskutinis. Tai blemba, tai kaip. Tokiem dideliem nepritaikyti. Plyšo vėl. Kur aš galvau paprasčiausias lifehackas čia bus. 3 kandonus sunaudojau ir visi plyšo. Tai ką man dabar daryti? Nu tai einu pirkt. 5 minutes later. Grįžom, turim galbūt stipresnių, bandom išpakuoti ir tikiuosi šitie jau man neplyš. Irgi mažiukai kažkokie. Nu what the fuck? Visi plyšta. Palauk, reikia kažkokį mažesnį paimti. O, muziukas, va toks kaip ir reikalingas. Jeigu jūsų toks, tai gali, gerai viskas. Nu, tikiuosi aš dar galėsiu jį panaudoti. Nu, ne kandono, o aikos. Taip, prašau, neplyšk, čia paskutinis. Gerai, lyg ir nesuplyšo. Padėsiu čia, visus kandonus iš šoną. Nežinau, kur tas lovikas buvo, bet jau tokia smarvė. Gerai, paimkime mūsų aikosą ir dedam. Jau galim traukti? Sušlapo arba nesušlapo. Nu, aš tai manau, kad aišku, kad veikia. Jeigu kandonas neplyšta, tai aišku, kad gerai. Nu ir akimirka.
Ar jisai veikia? Spaudžiam, vibruoja. Veikia. Aikosas nesušlapo. Jeigu jūs turit, nežinau, mažą dalyką, kurį norit apsaugot, naudokit šias apsaugas, nes su telefonais nepais. Jeigu pas jūs yra blogas kvapas, nežinau, ofise ar dar kažkur, tai jūs įpilite į kavos pupelių įslovikėlį, uždegat žvakę ir kavos pupelė su žvake turėtų suteikti gerą aromatą ir nereiks pirkti įvairiausių kitų kvapukų. Nu, pasižiūrėkime, ar išbaidys man visą šitą kandonų kvapą mūsų pupelės. Nes kvepalų tai tikrai nepirksiu, kurios yra daug pigesnės nei kavos pupelės. Visą šitą maišą turėjau pirkti, kad kaip skaniai kvepia. Pripilam pupelių, tada mes turim įdėti žvakutę. Šiaip pupelės padėjau, blema kaip skaniai kvepia. Nu gerai. Ten bent jau rodė, kad tiesiog uždegam, įdedam ir turėtų jau geras kvapas eiti. Nu jo, akivaizdu, kad kvepės ir akivaizdu, kad čia geras kvapas, nes pupelės kvepia. O žvakė kam tai aš neįsivaizduoju, ar dėl grožio, ar čia jisai kaip garuoja, dar aromatas skleidžia. Bet jeigu gražesnį indelį pasimsit, pupelės ir žvakutė šiaip gražiai atrodo. Nu skanu. Šiaip geras, ką žinau, užsiuodžia kaip prie patės. Nežinau, kiek čia veikia. Tu kažką jauti? Žmogus stovi už metrą, nieko nejaučia. Nu gerai, tegul šitas daiktas mūsų dirbtuvėse čia ir kvepina dabar. Čia ir padėsim. Einam prie kito. Jeigu jūs esat neapsiskutę pažastų, karamelinį saldainį ištirpdot ant žvakės tualete, užsideda tą karamelinę visą masę ant pažasties ir jūs tiesiog nusidepiliuojat. Ar jūs rimtai? Bleba, tai man irgi dabar reiks bandyti. Nes savo labai nenoriu. Wow. Dabar mes panaudosim tą pačią žvakę, kuri ir dega. Gerą aromatą skleidžia ir turime ištirpdyti karamelinius 2 saldainiukus. Darysim depiliaciją, aš negaliu patikėti. 1, 2. Nu ką, bandom dabar laikyti ir tiesiog čia ilgai laikysim, kol čia atitirps. O Jėzus Marija, čia labai ilgai mes. Depiliuosimės šiandien ranką, ne pažastį. Nes pažastokai pas mane dabar šiandien nuskusti, tai... Bet čia neblogai užvirė tą karamelę. Žiūrėk, kaip burbuliuoja. Nu, tai niekada gyvenime neteko man depiliuoti su karamelė. Bet kaip jinai iškart stingsta. Ten, kai lifehack'e rodė, tai nuėjau į tualetą, biškį pakepinau ir jau nusidepiliavau. Gerai, žodžiu, turim, tokią košę. Oh my god. Eik tu sau, rimtai labai karšta. Žiūrėk, bandysiu aš su šitu užsitepti. O, košytė. Nu gerai, va, yra plaukų, jo? Matosi. Palauk, ant kiek karšta. Labai karšta. Gerai. Oh my god. What the f***, ką aš darau? Bele, kai karšta. Ai, ble. Palauk, eik tu, na. Ble. Kaip man pridėt, ble, tai kaip tenai? Čia what the f***. Nori paliesk? Paliesk. Čia nudegint gali. Nu, jinai stingsta. Tai what the f***. Tai kaip... Nes čia turėtum, skystą dėti tada, ne? Ne, kas tau, žinai, jau viskas kieta. Žiūrėk, aš net nuimti negaliu. Va, vėl sukatėjo. Tai kaip šita depiliacija čia turėjo veikti? Nu, logiškai, tai taip, jeigu, skystą tokį sudėdi, kuris stingsta, tai taip, pato nuplėši. Bet tai kaip man dabar tokį karštį nuplėšti? Kaip jį uždėti? Neveikia ir visiškai neverta net bandyti. Aš nusivylęs. Kaip jūs galite patys pasidaryti labai fainą šviestuvą? Tai jūs pasiemate 5 litrų butelį, jį perpjaunat, tada mes pasiemame šaukštelių plastikinių, dabar šiuo metu mes neturim jau plastikinių, tai imsim medinius ir jūs apdėliojat visą butelį būtent šaukšteliais. Ir tada jūs gaunat labai puikų gražų šviestuvą. Pabandysim, kaip tik turim lempą, padarykim gražesnį šitą šviestuvą su šaukšteliais ir 5 litrinių butelių. Na ką, pabandysim padaryti gražesnį šį šviestuvą. Turime 100 šaukštelių medinių, nes plastikinių tiesiog nebepardavinėja. Dabar mums reikia nusipjaut, pasimatuosiu, kad užtilptų ir galėsim eiti klijuoti tenai, nes ten tik tais karšti klijai pasijungia. Mano operatorius pakraupęs jau yra. Dabar mums reikia iškarpyti 100 šaukštelių. Aš tiek šaukštų seniai net nematęs vienoje vietoje. Eik tu, na, čia man viską karpyti dabar. What the fuck? Šitaip 100 šaukštų. Dar žirklių neturiu geresnių. Čia yra ką veikti. Su pjūglučiu nelabai, ne? Sen, tu genijus. Tu esi tiesiog genijus. Čia tu genijus. Nu, vienas turi būti protingas. Jeigu 2 tokie kaip aš būtumėm, žinok, nieko gero.
5 minutes later. 5 minutės 100 šaukštų. Pavargau. Gerai. Einam dabar prie mūsų litavimo įrenginio ir bandysim šitų 100 šaukštelių kažkaip taip apklijuoti. Nežinau, ar užteks, neužteks, bet... Let's try! Всё, nu ką. Pala, tai kaip čia dabar turi būti? Šitaip darysiu. Nu čia, nu nesmė kaip čia dabar. Ir taip man gražu. Gyvenime tiek šaukštų nesuklijavęs. Nežinau, koks normalus žmogus klijavęs 100 šaukštų. Gerai, žinok, man jau dabar, kai visai gražiai atrodo, visai patinka daryti. Žinai, čia tokia meditacija. Iš tikrųjų, daugelis turėtų porų, merginos turėtų vaikinams sakyti, laužykit šaukštus ir einam daryti. Nes čia ir užsiėmimas kartu, pažiūrėjau, labai geras. Ar ne, Aurimai? Eisi daryti su žmona? 2 hours later. 100 šaukštelių. Dabar atsargiai, einam prie stalo. Tai ką man uždėti dabar? O. Wow! Sakykit, ką norit, atrodo nerealiai. Gerai atrodo. Ir šitas lifehackas, šitas eksperimentas, aš manau, labai sėkmingas. Turim daug ledų pagaliukų ir aфиgeną lempą. Belia kaip kietai atrodo. Sakyk, gerai atrodo? Gerai atrodo. Wow. Va čia tai aš pasistengiau. Eik tu sau. Wow. Šitą ir paliksim čia. Kaip tik atėjo pavasaris, labai geri orai ir jeigu jūs išeinate į mišką ir jūs pasiemat tiesiog skarbonkę, ją perpjaunat, tada prikišat lapų įvairiausių ir taip toliau, uždegat viduj visą tą turinį, įkalat kiaušinį ant skarbonkės kitos pusės ir turėtų kiaušinis iškept. Nežinau, ar tai veikia, bet... Nu, blema, gali veikti. Ir šiaip labai geras lifehackas. Jeigu išeinat ir turit, išgerėt gėrimą ir norit išsikepti kiaušinį, prašau. Man pabandyti labai, aš noriu šitą išbandyti. Ką? Pabandom pasidaryti mūsų lauželį, turime kiaušinį. Prisigrūdam. Tokie turėtų degti. Dar šitaip nesu kepęs kiaušinių. Eik tu, Eik tu, ar turim tai? Kodėl taip nesiseka, ble? Negaliu patikėti. Nu palauk, einu dar kiaušinių. Nu ką, antras bandymas. Čiaučių nieks nebedega. Nu. Pažiūrėsim, ar mes galim iškepti kiaušinį. Gamtoje va taip pat tiesiog. Vėl, per videką tik toku rodė, kad tenai 1, 2 ir jau yra. Šiaip, žinok, kepa. Žie, kepa, gerai. Nu, blema, žinok, man jau patinka. Kiek aš noriu tai valgyti, nežinau. Čia labai gerai. Realiai tokį, kokį mėgstu. Pakeptas ir truputį skystas. Tobuliausias kiaušinis, kaip aukščiausiam restorane, idealiai iškeptas. Wow! Čia yra insane! Tai veikia! Jeigu jūsų yra suskilinėtos kojos, jūs įmetat į guminį batą sviestą, tada savo kojas sukišat. Ištrinat. Ir jūsų koja turėtų blizgėti. Aš negaliu patikėti, kad aš kišiu koją į guminį su sviestu. Po viso šiandien darbo dienos man pats tas bus pasidaryti spa. Nu ką, turime sviesto, negaliu patikėti, bet šitą sviestą dėsime dabar į guminius batus. Kišim koją, nes po visos dienos reikia turėti švarę koją, ne? Nu ką, gražios kojinės. Ką aš darau? Turite nemalonės kojas. Yra ten visokiausių, reiktų gramdyti ir taip toliau, ne? Ne problema, jūs turite guminius ir sviestą. Kodėl aš tai padariau, ble? Kaip nemalonu. Tai dabar mums reikia išmakačiolint, ne? Ir pagal viską sviestas labai padeda. Nu gerai, dabar mes einam nusiplaut kojas. Aš taip slidinėjau, žinok. Dabar mes prausimės ir pažiūrėsim, ar kojas blizga. O, tu pasižiūrėk į batą. What the fuck? Oh my god. Eik, tu na kaip slidu. Dabar kojos jau tokios švarios. Jokių man čia pedikiūrų nereikia. Tokios riebios kaip ir aš. Ką?
Ką žinau, kojos jaučiasi atsigausios, tikrai nemeluosiu. Nori pabandyti? Jeigu jūs kažkur išvykstate ir neturite puodelio, jūs tiesiog galit pasiruošti. Paimat stiklinį butelį, apklijuojat jį duct tape'u, visokią lipnę juostą, nusiemat nuo to stiklinio butelio ir įsikišat į kišenę tą visą. Ir tada oro uoste ar dar kažkur galit naudoti jį vietoj puodelio, nereikės prašinėti. Na kągi, ten kažkaip rodė, kad reikia kitą pusę šitą pirmiausia padaryti. Jeigu veikia šitas lifehackas, tai jisai labai pagelbėtų visiems žmonėms, aš manau. Nes, pavyzdžiui, oro uostuose turi iškart pirkt, arba yra kur atsigert, bet turi vis tiek nusipirkti buteliuką. O jei neturi, va, taip pasidarai. No. Jūs, aišku, puodelį galit pasidaryti gražiau. Aš čia dabar tik testinį variantą pasidarysiu. Puodelis. Gerai. Nesitikėjau, kad šitaip gerai atrodo. Gerai, šitas, tarkim, sakykim, gerai, pratestuojam. Dabar įsipilam. Esmė yra, kad jį galima į kišenę įsidėti ir tada oro uoste įsipilt. Nu dabar pabandykime, va taip, va, neprabėga. Aišku, nežinau, kiek aš noriu dabar iš šito gert, nes, nu gerai, žiūrėk. Veikia, gerai. Bet dabar suspaudžiam jį, nes dėsim į kišenę, ne? Toks, va, telpa į kišenę, čiūkšt, įsidėjom, vėluoju skrydį, o ne. Aha, dar turiu 5 minutės, gerai. O, yra vandens, kur įsipilti. Nemokamas vanduo. Podelių nėra, gertuvės neturiu. Ką daryti? Išsitraukiu, va, iš kišenės tokį, va. Ir pakišu po kraniuku, įsipilu. Negaliu patikėti, kad tai veikia. Ir prieš pat skrydį atsigeriu skanaus, nuostabaus vandens. Veikia! Čia yra podelis! Na ir čia užbaigsime šitą video. Išbandėm keletą tų lifehackų. Buvo gerų, tikrai pripažinsiu, kurie nustebino, kad ir kaip, pavyzdžiui, šitas tikrai nustebino. O dabar nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir apačioje komentaruose parašyti, kuris lifehackas jums labiausiai patiko. Išgersiu, pakelsiu šią taurę už jūs ir susimatysim kitame video. Iki!